Tęsiame knygą Mažiau stresuok, daugiau pasiek. Imuninę sistemą gali suaktyvinti daug dalykų. Virusai, bakterijos, net vėžį sukeliančių mutuojančių ląstelių perteklinis dauginimasis. Skirdamas laiko meditacijai galite nuraminti nervų sistemą ir sustiprinti imuninę sistemą, kad prireikus ji būtų pasiruošusi veikti. Tai gera naujiena, juk niekam nepatinka sirgti. Kuo sveikesnis būsite, tuo sėkmingesnis bus profesinis ir kūrybinis gyvenimas, nes jūsų protas taps aiškus, aštrus, o organizmas funkcionuos taip, kaip buvo sutvertas funkcionuoti. Be to, nepraleisite darbo susitikimų, skambučių su klientais ir kitų svarbių užduočių. Kai nesergate, rezultatai būna geresni. Suprantu, kad tai atrodo savaime suprantama, bet vien tai, jog intuityviai žinome, kas geriausia, dar nereiškia, kad būtent tai pasirinksime. Esame susipažinę su priemonėmis, padedančiomis geriau jaustis, bet vis tiek nuolat sergame. Tad verta susimąstyti, ar nelaikas imtis aktyvių veiksmų ir papildomų atsargumo priemonių. Man teko garbė vienoje geriausių pasaulio ligoninių mokyti medituoti grupę gydytojų ir mokslo darbuotojų. Rezultatai buvo neįtikėtini. Jų pavyzdžių pasiekė daug kitų ligonių, todėl norėčiau, kad turėtume galimybę medikams pristatyti daugiau priemonių, padedančių susidoroti su didžiuliu patiriamu stresu. Mano organizuojamus Ziva kursus lankė daugybė gydytojų, vienas iš jų parašė: jei kiekvienam mano kabineto duris įžengiančiam pacientui galėčiau paskirti tik vieną dalyką, patarčiau jam kasdien medituoti. Tai tiesioginė prasme patobulina smegenis, nuramina nervų sistemą ir veikiant plastiškumo mechanizmams formuoja naujas neuronų jungtis. Tai mažina streso hormonų kiekį, uždegimus, kraujospūdį. Galite medituoti bet kur. Tam reikės labai nedaug laiko, tačiau rezultatai bus neįtikėtini. Meditacija ne tik stiprina imuninę sistemą, tačiau padeda išvengti ligų ir paskatina gijimą ląstelių lygmenyje. Ilgalaikis adrenalino ir kortizolio poveikis yra menkas juokas. Pradedant tuo, kad šie du hormonai itin didina rūgštingumą, juk pamenate, kad jūsų kūno tikslas tuo tapti kuo bjauresnio skonio tigrui, jei šis norėtų jo sudraskyti. Visą tai sudaro nuostabią savigynos sistemą. Ji puiki, bet itin neigiamai veikia kūną. Jei stresas nuolatinis. Iš tiesų, didelė dalis vakarietiško gyvenimo būdo skatina mūsų nervų sistemos rūgštingumą. Pavyzdžiui, įprasta vakariečio mityba sudaro daug grūdais šertų galvijų mėsos, todėl skrandžiui reikia gaminti daugiau rūgšties, kad galėtų sėkmingai suvirškinti tiek daug gyvūninių baltymų. Ypač tais atvejais, kai gyvūnai buvo šeriami pašaru, kokio gamtoje nėra. Net ir tai, kaip sportuojame, skatina visame kūne kauptis pieno rūgštis. Dauguma rytų kultūroje populiarių sporto formų visiškai kitokios. Rytiečiai labiau telkiasi į švelnius judesius, kvėpavimą, kūno tempimą, kurie neskatina rūgščių gaminimosi. Visos rūgštys gali sukelti uždegimus, dėl kurių prasideda visos lėtinės ligos. Ajurvedos medicina yra viena sveikiausių ir seniausių gydymo sistemų pasaulyje, kuri egzistuoja daugiau nei 3000 mečius. Laikomasi holistinio požiūrio ir kūnas gydomas parenkant tinkamą maistą, pratimus bei meditaciją. Šios filosofijos pagrindas – tikėjimas, kad galite pats savo būti gydytoju, jei tik perprasite gamtos reiškinius ir išsiaiškinsite, kaip pagal juos kūnas reaguoja į maistą ir sportą. Liga – tai yra uždegimas, iš tiesų deginantis kūną.
Ajurvedos tikslas – sukurti darnią visų elementų pusiausvyrą. Ajur reiškia gyvenimą, o veda – žinias. Taigi ajurveda yra gyvenimo mokslas. Tikslas – ne tik gydyti ligas, bet ir palaikyti optimalią sveikatą bei produktyvumą per meditaciją, kvėpavimą, mitybą ir mankštas. Nieko naujo sąmoningai spręsti, ką turėtume daryti, nėra. Mes jau viską žinome. Tačiau kaip mums galėtų padėti meditacija? Be psichologinės naudos, pradėjus medituoti, vos po kelių sekundžių ima gamintis laimės hormonai – dopaminas ir serotoninas, kurie yra šarminiai. Vien jų pakanka, kad būtų neutralizuotos rūgštys. Kasdien praktikuojant meditaciją, sumažėja stresas, o tai padeda imuniniai sistemai sumažinti riziką ligoms. 54 puslapis. Kas sukelia tokią nevalingą reakciją? Tikrai nesudaužyta stiklinė. Jei turite veiksmingų priemonių, padedančių valdyti streso lygį ir nerimą, net ir didžiausios nesėkmės gali tapti galimybę augti ir atsirasti naujiems dalykams. Kodėl meditacija svarbi? Taip, dauguma žmonių ima medituoti, nes nori tapti produktyvesni, o kai pradėjęs pasijusite energingesnis ir išmintingesnis, tikrai nenorėsite liautis. Jei nesate tikras dėl gaunamos naudos arba vis dar manote, kad negalite švaistyti laiko tiesiog sėdėdamas, prisiminkite tokius nepaprastus užsiėmimus ir žmonės. Čia išvardinta daug man nežinomų žmonių, bet turbūt Amerikoje jie yra populiarūs. Pirmasis jų yra parašęs bestsellerį 4 darbo valandų savaitė ir vedantis vieną populiariausių pasaulyje tinklalaidžių, kurioje pasakojo, kad 90% jo laidos svečių dieną pradeda medituodami. Kita moteris pasakojo, kad meditacija jai padeda dirbti 1000 kartų produktyviau. Daugybė garsenybių ir pasaulį keičiančių žmonių sako, kad meditacija sustiprino intuiciją, leido tapti energingesniems ir galiausiai siekti sėkmės. Mes visi norime geriausių rezultatų, bet tai, kaip susidorojame su iškilusiais sunkumais, yra vienas ryškiausių veiksnių skiriančių maksimalistus ir tuos, kurie atsidūrę bėdoje, neišnaudojo savo galimybių. Vieni meditacijos, kaip čia palaukit, atsiprašau, praleidau. Taip. Va. Visiškai nesvarbu, ar laimėjote Oskarą, dalyvavote olimpinėse žaidynėse, ar ką tik pradėjote savo verslą. Įtemptose situacijose nervinasi visi. Viršūnės pasiekia tie, kurie geba suvaldyti baimę. Būti drąsiam nereiškia nebijoti. Tai reiškia jaučiant baimę vis tiek veikti. Savigalbos guru yra pasakęs, tai pamatysite tada, kai tuo patikėsite. Sindromas būsiu laimingas kai. Kiek kartų esate sakęs, būsiu laimingas kai? Visi mes savo tai sakome. Kartais turėdami omenyje mažmožius, iš pažiūros nereikšmingas smulkmenas, kartais itin svarbius gyvenimą keičiančius dalykus. Būsiu laimingas, kai ką nors suvalgysiu, kai nusipirksiu batus, kai pasamdysiu dar vieną darbuotoją, kai susirasiu antrą pusę, kai turėsiu kūdikį, kai išeisiu iš šito darbo. Šį reiškinį aš vadinu sindromu. Jo sunku išvengti. Žemėje gyvenate kartu su 100 000 kitų žmonių, kurie leidžia milijardus tam, kad manytumėte, jog jums kažko trūksta dabar pat. Bet būsite laimingas, kai gausite. Deja,
Kad ir ką nurodytumėte vietoj daugtaškio, vos tai gausite, iškart imsite norėti ko nors kito. Mes gyvename kultūroje, kurioje klaidingai manoma, kad įmanoma rasti kelią į laimę. Dauguma mūsų nenutuokia, kad mes užsikrėtėme sindromu būsiu laimingas, kai, net jeigu pasireiškia tokie akivaizdūs simptomai. Jūs nusiteikęs šiuo metu kentėti, nes manote, kad greitai viskas bus gerai. Jūs laikotės griežtų įsitikinimų, kaip būtent taip turėtų klostytis gyvenimas. Jūs pastebite, kad dažniau turite tam tikrų lūkesčių, užuot vertinęs tai, ką turite. Nuolat tikitės, kad turite ką nors gauti. Šis sindromas gali išsunkti psichinę ir fizinę energiją, nes verčia jūs pakęsti dabartinę situaciją, viltis ir sunkiai dirbti siekiant susikurti geresnę ateitį, užuot tiesiog mėgavusis ją. Taip prarandate galimybę džiaugtis gyvenimu čia ir dabar. Kartais mes atsidavimą painiojame su savanoriška kančia. Atsidavimas ir aukojimasis dėl kilnaus reikalo yra nuostabus dalykas, bet kankinimasis tikintis, kad vieną dieną tiesiog nutiks kas nors gero, ne. Mes linkę ar net skatiname save kentėti dabar, nes tikimės ateityje sulaukti atlygio. Gyvendami šioje žemėje viso labo vaikomės mistinio aukso puodo. Bet jo niekas taip ir nerandame, tiesa? O jeigu ir rastumėte, labai greitai užsigeistumėte kito. Jei savo laimę vertintumėte kopdamas į kalno viršūnę, ką matytumėte ją pasiekęs? Gražų vaizdą, jau įveiktą kelią ar visas kitas viršūnės, kurios dar laukia? Prisiminkite žalią jaunystę, kai neturėdavote pinigų ir didžiąją dalį dienos praleisdavote galvodamas, ką darytumėte, jeigu būtumėte turtingas. Kokia buvo jūsų svajonė? Užaugti, užsidirbti pinigų, džiaugtis finansinę laisvę. Kai turėjote dviratį, troškote automobilio. Kai įsigijote automobilį, užsigeidėte vaikino arba merginos. Tada santykių, vedybų, vaikų. Dabar pasilgstate laikų, kai nereikėjo dirbti, kai nereikėjo rūpinti sąskaitomis, pensija, finansais. Mūsų laimė tampa miražu, kurio vaikomės, kol mirštame. Kalba eina ne apie tai, kad turėtumėte atsikratyti savo siekių, o apie tai, kad reikia būti atsargiems ir neleisti jiems lemti jūsų savijautos ir įsitikinimo. Pabrėžiu, jūsų laimė egzistuoja tik vienu metu. Dabar tik vienoje vietoje. Jumyse. Ši intelektuali idėja puiki, bet ji gali trikdyti. Jei neturėsite tinkamų priemonių, ją patirti bus sunku. Jeigu neišlavinote gebėjimų, bet kada pažadinti jumyse slypinčio palaimos jausmo, suprantama, stebuklas neįvyks. Ar kada nors tikėjotės tapti laimingais, vos tik išsikraustys jūsų kambario draugas? Arba jūsų partneris ims lankytis pas psichologą arba šeimos nariai pradės medituoti? Mes visi puoselėjame panašias viltis, bet manau, kad iš tiesų galite susigrąžinti energiją prarandamą šiose situacijose ir meditacija yra efektyvi priemonė, padėsinti tai padaryti. Kodėl užuot eikvojus jėgas bet kam kitam ir atidavus savo laimę į kitų rankas, nepaieškojus būdų leidžiančių pačiam patirti palaimą ir pasitenkinimą? Tai vienas didžiausių meditacijos privalumų. Jūs iš tiesų mokotės patirti vidinį pasitenkinimą, o meditacijai pasibaigus nebetikite iliuzijomis, kad laimė slypi anapus vienokio ar kitokio troškimo. Medituodami mes pradedame suprasti, kad jau turime raktus į laimę, nes ši praktika padeda pasiekti pačią ramiausią pasąmonės būseną, kurią išgyvenant atrandama palaima ir pasitenkinimas. Dabar pats laikas, kiek plačiau aptarti palaimos sąvoką.
Šį žodį galima dažnai surasti knygoje ir visi turime bent miglotą jo supratimą. Palaima – tai nėra laimės sinonimas. Tai nėra cukraus vata. Palaima yra toji mūsų dalis, kuri žino, kad viskas yra gerai. Tai gali būti be galo maža dalis, kuri giliai viduje žino, kad viskas vyksta taip, kaip turi vykti. Net jeigu jums liūdna ir jaučiatės vienišas, galite patirti palaimą. Judaizme šis reiškinys apibūdinamas žodžiu šalom. Krikščionybėje ramybė pranokstanti visokią išmintį. Palaima yra nuostabus ir stiprus būties jausmas, užtikrinantis, kad viskas vyksta taip, kaip reikia. Medituojant, šis mumyse slypintis palaimos jausmas sustiprėja ir tampa lengviau pasiekiamas net ir sunkiausiais laikais. Labai daug medituojančių žmonių nurodo, kad polinkį vaikytis išorinių dalykų pakeičia vidinis pasitenkinimas. Vos pradėję reguliariai medituoti, jie vis aiškiau suvokia, kad niekas, nei naujas darbas, nei butas, nei santykiai net neš tikrosios laimės. Leiskite pasikartoti. Laimė egzistuoja vienoje vietoje. Jumyse. Ir tik vienu metu dabar. Nėra jokių kitų sąlygų ar išimčių. Kuo daugiau medituosite, tuo labiau sustiprinsite tą vidinę palaimą, kol ji taps intuityvi, fizinė ir reali. Tai virs jūsų 24 valandų per parą realybę. Nesate tikras, ką turiu omenyje? Apmąstykite mano mėgstamiausią ištrauką iš Vedų. Tiesa laukia akių, kurių netemdo troškimai. Visi tai patyrėme. Visi taip stipriai troškome, kad naujasis darbas bus tas idealusis, jog net pamiršome perskaityti svarbų sutarties punktą. Taip tvirtai tikėjome, kad sutiktas žmogus tas tikrasis, jog užsidėjome akidangčius ir nekreipėme dėmesio, kaip per pirmąjį pasimatymą jis itin padaugino ir nepaliko padavėjai arbatpinigių. Taip norėjome pamatyti dar vieną nulį savo banko sąskaitoje, jog ryžomės viskam, kad tik tai pasiektumėme. Esmė ta, kad kai visą gyvenimą bėgame arba dar blogiau kankinamės, įsikibę šių troškimų, imame pernelyg sureikšminti šių norų rezultatus. Ar kada nors buvote taip susikoncentravęs į kokį nors rezultatą, kad galiausiai praradote galimybę kaip tik tada, kai šansai buvo didžiausi, nes elgėtės pernelyg desperatiškai. Kai medituojame ir nuraminame savo nervų sistemą, nurimsta protas bei kūnas ir kelias minutes mes spontaniškai atsiduriame bemintėje erdvėje be jokių mantrų. Iš mąstymo srities pereiname į būties sritį. Pasiekiame pačią ramiausią sąmonės būseną, kurią išgyvenant atrandama palaima ir pasitenkinimas. Taip, palaima ir pasitenkinimas visą laiką yra čia pat, mumyse ir tiesiog laukiame, kol atrasime. Visuose dvasiniuose tekstuose tai kartojama jau nuo pat pradžios. Tai, ko ieškote, yra jumyse. Šią frazę mes netgi užrašėme aliejiniais dažais ant didžiulės sienos savo studijoje Niujorke. Ši intelektuali koncepcija puiki, tačiau dar nuostabesnė galimybė visą tai patirti po 2 kartus per dieną, o ją suteikia meditacija. Ji suteikia priemonės, kurias pasitelkę patirsite vidinį pasitenkinimą. Ėmęs po 2 kartus per dieną praktikuoti Z techniką, pamatysite, kad nebegyvenate iliuziją, jog laimę suteiks kitas žmogus, vieta, daiktas ar pasiekimas. Kai nebeapgaudinėsite savęs, kad jūsų laimė priklauso nuo išorinių veiksnių, nesijausite emociškai išsekęs. Nenoriu pasakyti, kad tam tikrose situacijose nejausite liūdesio ar nusivylimo, tačiau visos nesėkmės nebepaveiks taip, kaip iki šiol.
Šios savos galios susigrąžinimas nėra plačiai visam pasauliui skelbiama vieša žinia. Dėmesio, aš susigrąžinau galią ir jūsų man nereikia. Kad ir kaip kartais tai viliotų, tačiau tai, apie ką kalbu, iš tiesų yra labai subtiliai pasikeitęs požiūris, kas jums būtina, norint pajusti pasitenkinimą. Savarankiškumas yra seksualus, reiklumas ne. Man taip patinka ši idėja, kad noriu marškinėlių, ant kurių priekio būtų užrašas. Savarankiškumas yra seksualus, o ant nugaros reiklumas ne. Žmogų atradusi šį nuostabų palaimo šaltinį gaubia pasitenkinimo aurą, kuri rodo nepalaužiamą pasitikėjimą, o ne desperaciją. Argi ne puiku galiausiai tapti tuo žmogumi, kuris patalpoje geriausiai jaučiasi būdamas savimi. Būtent tai turiu omenyje, sakydama atgauti savo galią. Užuot laukęs kitų žmonių sprendimų, norėdamas pajusti laimę, jūs atrasite sveiką savarankiškumo lygį, kai bendrausite su mylimaisiais, klientais, kolegomis. Jums nereikia niekieno pritarimo. Kad galėtumėte džiaugtis gyvenimu, nereikia jokio objekto ar statuso simbolio, kad pajustumėte pilnatvę. Laimė yra jumyse.